darželio pradžia yra didžiulis pokytis tiek vaikui, tiek visai šeimai. Pati tą žinau, nes prieš kažkeliolika metų, kai vedžiau savo mažuosius į darželį, net nebuvo minties, kad reikia tam ruoštis. Atrodo, kad tai yra pokytis, tu tiesiog eini ir vedi tą vaiką. Ir realybėje viskas atrodė taip, kad vieną nešu verkiantį, kitas pilve, tokiam jau 7 mėnesį, auklėtojos už galvų susiėmė, kaip ta besilaukianti mama atrodo, pasiema tą vaiką, vaikas verkia, aš už durų verkiu, auklėtoja išėjusi, ne jūsų vaikas verkia, ir visiems didžiulis stresas, bandom kažkaip kapstytis savomis žiniomis ir geromis intencijomis. O iš tiesų šitam pokyčiui galima pasiruošti, kai suprantame, kas vyksta, kai žinome, kokios yra tos gerosios praktikos, kaip reikia save nuteikti, kaip galvoti ir ką kalbėti su vaiku, kaip jam padėti išgyventi tą pokytį. Tai Šiaurės licėjaus darželis kartu su Šiaurės licėjumi dovanoja šį seminarą tėvams, atvirai, nemokamai visiems tėvam, kurie galvoja dar tik tai rinktis darželį arba jau neseniai pradėjo vesti į darželį, o galbūt antrą ar trečią vaiką planuoja leisti į darželį, nes laikai keičiasi ir vaikai yra kitokie, niekada nevėlu kaupti žinias, kad kuo lengviau padėti vaikui adaptuotis ir sukurti tuos gebėjimus, prisitaikyti prie pokyčių gyvenime. Tai darželis yra vienas pirmųjų tokių pokyčių, vėliau yra mokykla pokytis, o dar vėliau tų pokyčių tikrai bus labai daug. Tai aš iš tikrųjų nieko nelaukdama noriu pristatyti sekančią pačią pirmąją mūsų pranešėją, tai yra Živilė. Labas Živilė, pridedu tave prie ekrano. Ir iš tikrųjų Živilė papasakos kaip 3 darželio padalinių vadovė labai gerus patarimus, tai yra kaip pasirinkti darželį, į ką verta tėvams atkreipti dėmesį, kai renkamės iš kelių darželių, kokius klausimus geriausia užduoti ir ką pastebėti aplinkoje, kai lankomės fiziškai pačiame darželyje. Tai Živilė, tavo laikas, tavo ekranas ir pasidalink savo patirtimi. Labai džiugu iš tikrųjų, kad daug yra jūsų prisijungusių ir tikrai tikiu, kad mano ir mano kolegių rekomendacijos patarimai išsinešite bent po vieną. O kalbant apie darželį ir jo pasirinkimą, iš tikrųjų esu tos nuomonės, kada reikia tikrai pasiruošti darželiui, atlikti tam tikrus veiksmus, tam, kad išsirinktumėt jau tą darželį, kuris būtų jums tinkamas ir negalvotumėt apie jo pokytį. Tai aš iš tikrųjų ir pasidalinsiu labai paprastais, trumpais patarimais, į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį. Turiu kelias skaidres, tai parodysiu jas jums. Ir pradėsiu nuo to momento, iš tikrųjų, turbūt vienas dažniausių klausimų šeimoms, ypač kai auginate pirmą vaiką, tai kada yra laikas tinkantis jau keliauti į darželį. Vienas momentas yra, kai matote, kad jau vaikas jūsų yra pasirengęs. Kas indikuoja mums šitos veiksmus? Vaikas yra pakankamai savarankiškas, nori socializuotis, nukeliaujate į žaidimo aikštelę, į lauką eidami arba į vaikų susibūrimų vietas, matote, kad nori kontakto vaikas, kad eina prie kitų vaikų, ne tik tais būna prie jūsų. Kai geba iškomunikuoti pagrindinius savo poreikius, tai tarkime, nori valgyti, nori atsigerti, nori miegelio ir panašiai. Tai šios indikacijos mums indikuoja, kad jau vaikas yra pasiruošęs darželį. Sekantis momentas yra, kai tėvai pasiruošia. Turbūt reikėtų pradėti nuo minties patiems tėvams, su kokiomis mintimis išgyvenate, kai pagalvojate, kad savo vaiką turėsite atiduoti visai dienai į kitą įstaigą ir su visai svetimais žmonėmis. Tai kokia pirma mintis jų? Jeigu jaučiatės ramiai, tai taip viena iš indikacijų, kad jūs jau esate pasiruošę atiduoti savo vaiką, nes tėvams pasirengti irgi yra labai svarbu. Mano kolegė Inga apie tai šiandien kalbės.
Ir sekantis momentas yra, kada tiesiog susiklosto tokios aplinkybės, kai turime grįžti į savo profesinės veiklas, į kitas veiklas ir turime tiesiog žengti šitą žingsnį. Tai jeigu atpažįstate save iš šitų 3 momentų bent vienam momente, tuomet turėtumėm eiti jau prie sekančių žingsnių, o sekantys žingsniai yra... Skaidrė mano nepersijungia kažkodėl, galvoju, kodėl. Taip, matote. Sekantis žingsnis yra, ar verta ruoštis iš anksto darželiui ir kaip iš anksto reikėtų tai daryti. Tai mano rekomendacija tikrai pasilikite laiko darželio paieškoms, nes tai yra labai svarbus momentas, kur jūs atiduosit savo vaiką. Ir kitas svarbus momentas, kad jūs pasitikėtumėte tą įstaigą, į kurią jūs atiduosite savo vaiką. Tai ką aš rekomenduoju? Visų pirma, rekomenduoju susidėlioti aiškius kriterijus, kas jums svarbiausia renkantis darželį. Kokie tie kriterijai galėtų būti? Tai ugdymo programa galbūt jums yra labai svarbu. Galbūt labai svarbu yra dienotvarkė. Galbūt labai svarbu yra lokacija, kur darželis yra, ar netoli jūsų namų, kiek jūs sugaišit laiko keliaujant į darželį. Galbūt yra labai svarbu, kad darželis būtų miške. Galbūt labai svarbu, kad darželis būtų vidury centro. Šitie visi kriterijai, kas jums svarbu, galbūt beje turite specialiųjų poreikių kaip alergija, kur svarbu pasirinkti darželį, kuris padėtų jums ir padėtų organizuoti maistą, kuris atitiktų jūsų vaiko poreikius. Tai šitie kriterijai yra labai svarbus susidėlioti, išsiidentifikuoti, kas jums yra svarbiausia. Kai turite kriterijus, pradėkite darželio analizę. Aš rekomenduoju turėti iš 3-5 darželių, kurie atitinka bent vieną iš kriterijų. Turbūt neturėtumėm susidaryti lūkesčio, kad visus jūsų kriterijus atitiks darželis. Pradžiai išsianalizuokite, kiek yra bent vieną atitinkantį kriterijų ir paskui jau dėliokitės prioritetus. Kokie yra svarbiausi kriterijai jums svarbiausia? Ar tai yra lokacija, ar tai yra ugdymo programa, ar tai yra dienotvarkė, galbūt tai yra vaikų skaičius grupėje ir panašiai. Tad, kai jau pasidarote, išsigrynintate tam tikrus darželius, tuomet susidėliokite prioritetais, kuris darželis atitinka daugiausiai jūsų kriterijų. Kai šitą darbą atlikome, tuomet organizuokit susitikimus darželyje. Kaip ir minėjau, iš tikrųjų tikrai rekomenduoju aplankyti minimum 3 darželius iki 5, nelankykite 10 ar daugiau, nes pasimesite, atsirinkite savo labiausiai tinkančius. Dar svarbus momentas iš tikrųjų priminti, kad kai renkatės darželį, jeigu renkatės pagal tam tikrus ugdymo principus arba ugdymo filosofiją, visuomet įsivertinkite, ar ta filosofija, ar ta ugdymo filosofija gyvenate ir jų šeimoje. Ar tas darželis atitinka vertybiškai jūs. Na, pavyzdžiui, jeigu jūsų vaikas yra labiau intravertiškas, užsiema labai individualiom veiklom ir nėra tas, kuris daug keliautų, daug eitų, būtų labai aktyvus ir panašiai. Turbūt tokiam vaikui darželis lauke netiktų. Jeigu jūs renkatės Waldorfo ar Montessori principais paremtus darželius, pasižiūrėkit ir įsivertinkit, ar jūs tais pačiais kriterijais gyvenate šeimoje. Kai organizuojate susitikimą su darželiu, nusimatykite ir susidėliokite labai aiškius klausimus, kas jums yra svarbiausia. Aš galbūt pasidalinsiu dažnai užduodamais klausimais, kadangi labai daug bendrauju su Šiaurės licėjaus darželio šeimomis, kurios ateina pas mus į susitikimus, tai dažniausiai būna, kad ateina tėveliai ir sako, jau jūs atsakėte visus mūsų klausimus, kuriuos mes esame įsivardinę. Nes tiesiog tai ateina su patirtimi ir kalbėdama ir bendraudama su šeimomis, sudėlioju maždaug akcentus, kas galėtų būti svarbu šeimoms. Tai tie klausimai galėtų būti, kokia yra darželio ugdymo filosofija, kaip darželis atliepia ugdymo filosofiją dienotvarkėje. Tuomet, kaip atrodo vaikų dienotvarkė, jeigu turite alergijų ar dar kažkokių tais momentų, tuomet pasiklauskit klausimų, kas susiję su tuo, nes tai jums yra labai svarbu. Tuomet,
kokia yra dydžio grupė, kiek vaikų ugdosi grupė, kiek su tais vaikais dirba personalo ir mokytojų, kokia yra darželio struktūra, kaip auklėtojos, mokytojos ir pats darželis komunikuoja su tėvais, kaip yra organizuojamas miegas, kokios yra galimybės, ar tarkim gali vaikai turėti žaislą kažkokį ir panašiai, nes tai irgi yra labai svarbu. Tai tie aiškus klausimai, su kuriais jūs ateinate į susitikimą, tikrai jums labai padės. Atėję į susitikimą ir bendraujant, tikrai pastebėkite aplinką, kokia ji yra. Vieni tėvai nori labiau kamerinės turbūt aplinkos, kur labiau primintų namus mažesnės, kaip yra išdėliotas darželio kiemas ir panašiai. Kitos šeimos labiau nori didesnių aplinkų, kur galima ne tik grupėje leisti laiką, bet yra erdvių įgyvendinti kitas įvairiausias veiklas. Tai čia irgi sueina į jūsų kriterijus, ką jūs nusistato darželį ir kur jūs sudedat akcentus. Tai kai atkeliaujate į darželį, pastebėkite juos. Pastebėkite, kaip auklėtojos bendrauja su ateinančiais svečiais. Pastebėkite, jeigu kartais tėveliai nusivilia, tarkim, kai nėra didelio kiemo. Na, žinote, jeigu darželis yra centre, didelių galimybių miško zonai arba parkui įsirengti tikrai neturi. Tuomet paklauskite, o kaip jūs integruojate lauką? Ar tik tais leidžiate laiką savo esamam kieme, o galbūt tikrai, tarkim, Šiaurės licėjaus darželis daug keliauja ir išnaudoja miesto erdves, parkus, taip pat lauko laike. Ir žinoma, kas dar yra labai svarbu, tai emocinis ryšys. Kaip jūs jaučiatės atėję į susitikimą, kaip jūs jaučiatės bendraudami ir kokią jums emociją sukuria pats susitikimas. Ar tai koreliuoja su tai, ką jūs jau esate išsianalizavę ir pasižiūrėję pagal jūsų kriterijus. Nes emocija yra labai svarbu. Reikia priminti turbūt, dalinantis mūsų darželių, Šiaurės licėjaus darželio patirtimi, kad tą emociją mes kuriame ne tik darželis kuria su tėvais, bet ir tėvai kartu kuria su mokytojom ir auklėtojom. Tai mokytoja Jurgita tikrai apie tai pakalbės plačiau, bet tiesiog tai yra labai svarbus akcentas. Ačiū, Živilė. Klausimai iš tikrųjų, jau turime vieną klausimą, tai visus skatinu užduoti bet kokius jums kylančius klausimus, tai mes vėliau tikrai visos 4 pranešėjos į juos atsakysime. Živilė, dar noriu trumpą tik tai klausimą. Klausant tavo pranešimo, išgirdau labai svarbu komunikacija, ne, tarp tėvų ir darželio. Tai kaip vyksta ta komunikacija, kokie yra pagrindiniai kanalai, jeigu gali trumpai tiesiog pasidalinti, kaip pavyzdžiui Šiaurės licėjaus darželį? Taip, Šiaurės licėjaus darželėje mes naudojame pagrindiniai komunikacijai Kindervaibo appsą, kada tėveliai turi savo vaiko profilį ir tenais jau gauna kiekvieną dieną pagrindinę informaciją apie savo vaiką. Tai ką valgė, kiek laiko miegojo, kiek laiko buvo lauke. Kiekvieną dieną mokytojas parašo komentarą apie vaiką, kaip jam sekėsi, kuo galime pasidžiaugti ir mato nuotraukas iš veiklų, ką vaikai veikia. Tai čia yra viena iš komunikacijos priemonių, kokią informaciją tėveliai gauna kiekvieną dieną. Bet kas labai yra svarbu, tai mums tikrai yra labai svarbu emocinis ryšys tėvelių, vaiko ir mokytojų. Tai prieš kiekvieną prisijungimą naujo vaiko mokytojas turi individualų susitikimą su tėveliais, kurio metu labai daug kalbame apie vaiką. Jeigu, tarkim, mano susitikime mes daug kalbame apie darželį, apie tai, kaip organizuojamas ugdymas darželyje, kokius principus turime, tai jau mokytojos su tėveliais kalbasi apie vaiką, ką mėgsta, ko nemėgsta, kokias ribas namuose naudoja, kaip mums labiau prieiti prie vaiko ir panašiai. Kitaip sakant, kuria tą emocinį ryšį jau iš anksto. Ir tuomet paskutinis etapas, tai labai svarbu, apie ką turbūt Jurgita kalbės, tai komunikuoti tarpusavėje, dalintis
ir gerom emocijom, ir tom emocijom, kurios kelia galbūt kažkokių klausimų arba neramumų, tam, kad jos nesusidarytų ir neišauktų į didesnės, žinot. Ačiū labai, Živilė. Živilė iš tikrųjų bendrauja su kiekviena šeima ir kiekvienu vaiku, kuris prisijungia prie Šiaurės licėjaus darželių ir mokyklos beje. Tai ačiū labai, Živilė. Gali pailsėti iki tol, kol mes pradėsim atsakinėti į klausimus, o dabar noriu pristatyti Ingą Ražienę. Inga, kviečiu tave pasimatyti ir Inga dalinsis iš savo srities. Jinai yra Šiaurės licėjaus vaiko gerovės komandos vadovė, kurioje yra 5 ar 6 specialistai. Ir Inga sako, kad jeigu vieno minties, kad savo vaiką reikės palikti kažkam kažkur, jau man darosi kaip mamai neramu ir aš nerimauju, nors vaikas eis į darželį, tai yra normali situacija, bet su šia emocija būtina dirbti ir pasidalins, kaip tinkamai pasiruošti saugiam atsiskyrimui. Inga, laikas tavo. Sveiki, ačiū Neringa už tą pristatymą. Na, nepaisant to, kad rūpinuosi Šiaurės licėjuje vaiko gerovę, tai visų pirma gyvenime aš esu mama. Ir dėl ko aš čia atėjau su jumis pasidalinti savo patirtimi, ar ne, tai visų pirma dėl to, ko gero, kad man pačiai teko iš tos praktinės pusės, iš tos praktikės, ar ne, iš teoretikės iš pradžių, ar ne, kuri studijavo pedagogiką, ar ne, kuri darbavosi darželyje, mokykloje, po to tik tai tapau mama, dėl to jaučiu, kad kaip ir visai turiu kuo pasidalinti ir ką papasakoti ir kur susidėti tos pagrindinius akcentus, nes jeigu jau jūs atėjote čia, tai jau vadinasi, iš tikrųjų, viskas gerai girdisi? Taip, nes iššoko kažkokia lentelė. Tai sakau, jeigu jau jūs atėjote čia, tai vadinasi, jūs jau esate susitaikiusios ir susitaikę su ta mintimi, kad vaiko iki 18 metų patys neauginsite. Ar ne, kad iš tikrųjų be įstaigų, be kitų įstaigų pagalbos, niekaip. Tai va, ir kad vaikas augs ne vienas, ne su broliu sesė, bet kad turės ir draugų. Tai vadinasi, atsitraukti teks. O tas jūsų atsitraukimas, dėl ko aš sakau, mano ta mėgstama frazė, ne, kai tėveliams metas į darbelį, vaikams metas į darželį. Ir kaip čia dabar daryti, nuo ko pradėti, nes kasgi geriau pasirūpins mano vaiku negu aš kaip mama arba kaip tėtis, ar ne? Kur bus saugesnė aplinka, jeigu ne namuose? Taigi mes čia ir kampus apsiklijavę, kad nesusitrenktų, kad nepaslystų ant laiptų vartelius užsidėję ir panašiai ir panašiai. Ir visa tai yra visiškai okei, visiškai gerai. Nes tik jūs geriausiai pažįstat savo vaiką, jūs labiausiai mylit savo vaiką, jūs geriausiai žinot, kokį vaiką auginat ir kaip jį auginsit. Ir niekas iš jūsų to netims. Ir net neketina atimti ir nedarys to. Bet dar kartą sugrįžtant prie to, kaip aš sakau, o tai ką toliau daryti ir kaip tą vaiką paleisti, kad pačiam tėčiui ar mamai būtų ramu, tai aš turiu tas 3 taisyklės. Ir sakiau, kad šiandien nesidalinsiu jokiais patarimais, nes nemokami patarimai turbūt yra nieko verti, arba labai čia daug jau tų pamokslautojų ir mokytojų visokių yra prisirinkę, ar ne. Ir aš sakau, tada palaukit, kaip man, kaip mamai dabar nuspręsti, ne ką jūs čia man paaiškinsite, kad ir su savo 5 aukštaisiais. Aš kaip mama noriu ir turiu jausti saugiai, kad vaiką atiduodu į saugias rankas. Tai va, miela mama, mielas tėti, reikia susitvarkyti su savimi. Vaikas iš tikrųjų jaučia jūs. Ir dėl ko sakau, tos 3 taisyklės. Aš susidėliojau ir šiandien kviečiu jūs irgi tiesiog nepasimokyti, išgirsti, ką sakė Živilė, kad atsirinkit vietą visų pirma, bet jau kai atsirinksit, tada jau pagalvokit, ką galiu nuo savęs padaryti. Dabar labai rimtai sakau, ar ne? Ką padaryti nuo savęs. Tai pirma ta taisyklė - mano emocijos. Visi tikrai žinot, kad būna dienų lyg tyčia, nėra geros nuotaikos, žiūrėk, dar ir vaikas specialiai verkia, ar ne? Kodėl verkia? Todėl, kad mamai negera arba tėčiui negera. Kodėl dabar čia zizalioja ir nesusiranda veiklos? Todėl, kad mama susierzinus arba tėtis. Ir
viskas dėliojasi. Nu, tai kodėl vaikui nesaugu kažkur eiti? Nu, todėl, kad mama nerimauja. Vaikas tai kaip ir norėtų, ne, bet vat mamai neramu, tai vaikas iš karto skaito savo mamą arba tėtį ir sako, mama, tėti, kodėl tu nerimauji? Net nesugebant užduoti šito klausimo, jisai jau perima tas emocijas. Ir jeigu tik mamoje šiek tiek pamato veidę, kad tu truputėlį pabūk čia viskas bus gerai, aš tuo grįšiu, tai vaikas, ne, jau aš tikrai nepasiliksiu, aš jau tikrai čia nebūsiu, ir kaip tu čia mane paliksi kažkur, ar ne? Tai iš tikrųjų, mamos, tėčiai, pirmoji taisyklė, auksinė taisyklė, kurią apsvarstykite ir susidėliokite į lentynas mano emocijos, ką galiu labiausiai padaryti nuo savęs ir pradėti su savim tvarkytis, tai susitvarkyti su savo emocijos. Antra taisyklė. Mano nerimas. Dėl ko aš nerimauju? Tai, žinai, kaip sako, bijai vilko neik į mišką. Dėl ko nerimauju? Paimkit popieriaus lapą ant kitos pusės. Vienoje pusėje užsirašykit mano nerimas, kitoje pusėje paimat rašiklį ir išrašot visus nerimus, kokius tik turite. Kad bus negera, kad skriaus, kad sušals, kad per ilgai su sauskelnėmis nepakeistomis bus ar panašiai. Ir prie kiekvieno nerimo raskite atsakymus. Skirkite tam laiko, tai bus nerealus jūsų pagalbininkas ir pamatysite, kaip to nerimo nelieka. Tuos nerimo klausimus susirašius ir nerasdamas atsakymo, nusineškite juos į darželį. Paklauskite ir paprašykite, kad jums darbuotojas, auklėtojas, mokytojas ar ne padėtų į tuos klausimus rasti atsakymus. Nes kai turėsite visus atsakymus, nusipras, kad nėra čia ko bijoti. Kažkada labai bijojau pelių. Bet taip tikrai, nes buvau labai išsigandusi, net kalba buvo pradėjusi, mikčioti buvau pradėjus. Ir ko tik nebandė. Ir gražiuoju, ir piktuoju, ir bloguoju. Ir galiausiai tik tai būdama brandi ir pradėjus dirbti su savimi, supratau, kad niekas man tų pelių neišmuš iš galvos, jeigu aš pati su savimi nesustoju. Ką man pelė gali padaryti, o ką aš pelė galiu padaryti. Tai va taip dėliojus ir nuo tos baimės, kur net alpdavau pamačius pelę, susitvarkiau, susidėliojau, supratau, kad pamatau nėra malonu, bet jau nebekrentu. Tai va, tai labai kviečiu su nerimu dirbti ir į klausimus tikrai rasti atsakymus. Sakiau, 3 taisyklės, ar ne? 3 taisyklė mano S. Ir čia parašiau, kad yra mano supratimas ir mano siekis. Ne? Mano supratimas, kad aš geriausiai galiu pasirūpinti, ar ne? Bet iš tikrųjų suprantu, kad nebūsiu su vaiku 24 valandų per parą iki 18 metų. Tai ką galiu padaryti, ko galiu siekti, kad mano vaikas kiek galima greičiau labiau išmoktų būti savarankišku ir gebėtų savimi pasirūpinti. Be galo svarbi taisyklė. Čia toks labiau gal filosofinis labiau aspektas, kur turi su tuo susigyventi, kaip bebūtų. Tai ne tai, kad ištiesti pagalbos ranką, bet padėti vaikui pačiam susivokti ir pasirūpinti savimi. Nes kaip bebūtų ir leisti vaikui išmokti rūpinti savimi. Nepadedant jam, užtraukiant užtrauktuką iki kaklo viršaus ar ne, užkamšant ir užbūnant, bet kad jis pats suprastų, kai yra šalta, reikia apsirengti. Kai mane troškulys apėmęs ir aš turiu atsigerti ir panašiai. Tai va, tai jūsų rūpestis niekur nedingsta, jis yra be galo svarbus, bet dar didesnį išsikelkite savo tikslą, kad vaikas išmoktų pasirūpinti savimi. Vienas toks 4 dalykas, kurio nepriskirčiau prie taisyklių ar prie kažkokių dalykų, bet iš tikrųjų jis įrašau ir sakau, kad čia turėtų kabėti turbūt ir ant šaldytuvo, jau kai pradėsite lankyti darželį. Kalbu pozityviai apie mano vaiką ugdančius žmones ir aplinką. Kad ir kaip norėsite paburnuoti ir pasakyti, ta auklėtoja, žinok, man laiko ten visai neskyrė, nieko nepapasakoja. Arba tai įsivaizduok, nuvedžiau su vienais batais, o pasirodo vaikščiau su kitais batais. Aišku, kad visokių nerimų bus. Bet nekalbėkite blogai apie žmonės, kurie būna su jūsų vaikui girdint. Pabambėkite su vyru, pabambėkite su kažkuo, su kitu, o geriausiai tai ieškokit problemų sprendimų ir pasikalbėkite su tuo žmogumi, kuris tiesiog jūsų erzina, bet negirdint vaikui. Ką reikia vaikui, ką girdi vaikas? Aha, mamytė sakė, arba tėvelis sakė, va šita tėtutė yra negera. O šitas darželis niekam tikęs,
Ir nesvarbu, kad tai buvo jūsų momentinis susierzinimas. Vaikas jau užsiprogramavo savo vidų negerai. Ir kaip jam toliau gyventi? Nu, sunkiai. Tai dėl to iš tikrųjų atsargiai rinkite žodžius, jauskite, ką kalbate su vaiku. O klaidų nebijokit. Per klaidas iš tikrųjų geriausiai ateisite į tikslą. Tai va, trumpai tiek. Manau, kad pasimsite savo tas 3 taisyklės, atsiminkite, 3, trejybė, išsvarstysite jas ir turėsite labai gerą pradžią. Ačiū, Inga, tau labai. Man labai patiko, kai tu sakai, kad galvokite, ką kalbate, kai vaikas girdi. Tai aš dar pridėčiau, galvokite, ką kalbate, kai vaikas negirdi. Nes mes galvojam, kad negirdi, užsiėmė, žiūri filmuką, ar ten mašinoje ten gale ir panašiai. Tai jie tiek daug girdi. Tai iš tikrųjų, jeigu tik tai vaikas yra aplinkoj, galvokime, ką kalbama, ne? Tikrai taip. Tikrai taip. Ačiū labai, Inga. Turime didėjančių klausimų. Į dalį jų, manau, kad atsakys Jurgita. Į dalį atsakys ir Inga, vėliau, kai baigsis pranešimai. Tai dabar labai laukiama informacija, būtent darželio mokytojos Jurgitos. Tai aš pridedu Jurgitą. Ir čia yra visiškai praktiniai gyvenimiški patarimai ir situacijos, ką pasidalins Jurgita. Tai kaipgi praktiškai atrodo ta adaptacija? Kokie sėkmingos adaptacijos žingsniai? Pakalbės apie papildomus daiktus ir žaislus ir koks yra teisingas atsisveikinimas su vaiku bei nemažiau svarbus vaiko pasiėmimas. Tai Jurgita, klausome tavęs. Tik reikia unmute padaryti ir tada pradėk iš naujo. Ačiū. Tai laba diena visi. Išgirdome labai daug naudingų patarimų, teorinių ir praktinių, kuo mes gyvename iš esmės kiekvieną dieną. Ir aš daugiau norėčiau papasakoti jums, kaip vyksta ta adaptacija, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokių klaidų kartais padaromų reikėtų vengti. Tai pirmiausia, kaip vyksta adaptacija. Tai adaptacija darželyje pirmiausia prasideda nuo mokytojo ir tėvų pokalbio apie vaiką, tos pirmojo susitikimo, kurio metu mokytojas maksimaliai kiek tik įmanoma sužino apie vaiką, apie jo alergijas, pomėgius, poreikius, apie būdus, kurie padeda jam nusiraminti, apie tai, kas jam patinka, kas kelia nerimą, frustraciją, kokios baimės jisai galų gale turi. Kartu šio pokalbio metu tėvai susipažįsta taip pirmą kartą oficialiai su savo mokytoju, pamato, gali pajausti tą emociją, pasidalinti lūkesčiais, pasidalinti baimėmis. Todėl labai raginu, kai pirmą kartą sutinkat su mokytojais, nebijokit, viską klauskit atvira širdim, ateikit ir dalinkitės. Bijote, kad vaikui bus sunkia adaptacija, taip ir sakykite, ieškokite iš karto būdų. Nes būtent šio pokalbio metu mokytojai pasidalina savo dienotvarkės, pasidalina susitarimais, kurie yra klasėje, būtent toje klasėje. Ir pateikia patarimus, kaip palengvinti tą adaptaciją. Pavyzdžiui, pradėti skaityti knygas apie darželį, įtraukti tam tikrus darželio rutinos elementus į savo dienotvarkę. Pavyzdžiui, pradėti anksčiau keltis. Turėti tam tikrus susitarimus, kurie yra darželyje. Pavyzdžiui, kad namuose mes stengiamės vaikščioti ramiu žingsniu, o jau lauke bėgam, lekiam ir dūkstam. Ir po šio pokalbio maždaug praeina apie savaitę laiko, kai įvyksta pirmasis vaiko apsilankymas ugdymo įstaigoje. Ir pirmojo apsilankymo metu vaikas ateina su tėveliais ir trunka tas apsilankymas iki keletos valandų. Ir čia labai yra svarbu, kad tėveliai leistų vaikui, kaip aš sakau, saviškiam apsiuostyti, tai yra tyrinėti aplinką, pamatyti vaikus, pamatyti mokytojus, leisti mokytojam maksimaliai kiek galim kalbinti vaiką, įtraukti į veiklas. O tėveliai tuo tarpu, jie yra tas saugumo salelė vaikui klasėje, kad tėveliai yra, čia saugu, čia faina, čia gerai. Tai leisti tiesiog vaikui tyrinėti ir kai jau matoma, kad vaikas jaučiasi pakankamai saugiai, ateina tas trečiasis žingsnis, kai vaikas pasilieka pusdieniui vienas darželyje su mokytojais, su klasės draugais ir
tas vieno pasilikimas pusdieniui gali užtrukti ir savaitę, gali užtrukti ir 1 dieną, arba iš viso neužtrukti ir skambinti galime tėveliam ir sakyti, žiūrėkit, jūsų vaikas ji nenori namo, jisai lieka šiandien. Tai būna ir tokių atvejų, tai reikia nebijoti ir pasidžiaugti, kad vaikui pavyko iš karto. Ir pats paskutinis etapas tai yra visa diena ugdymo įstaigoje. Ir kaip lengviau pasiruošti, tai galite su vaiku pirkti gertuvėlę kartu, užkandėlę, patalynę poilsio laikui. Tai padeda vaiką įtraukti į tą pasiruošimą ir formuoja tą suvokimą, kad aš jau einu į ugdymo įstaigą, aš tenais būsiu, man reikės tenais tam tikrų daiktų. Taip pat raginame atsinešti kažkokį mylimą žaisliuką, mygduką, kaip mes vadiname, kuris irgi vaikui primena namus, primena tą saugią zoną ir jam pačiam suteikia saugumą. Kas labai svarbu, tai visą šitą laikotarpį tėveliai turėtų būti pasiruošę bet kada mesti darbus ir atvažiuoti. Nes gali 1 valandą būti labai gerai, 2 valandą vaikas gali pasijusti nekaip ir teks iškviesti tiesiog tėvus. Tai būkite pasiruošę tam. Ir čia norėčiau pateikti keletą tokių praktinių pavyzdžių apie adaptaciją ir kokios būna tos didžiausios klaidos. Tai pirmiausia, pabėgimas vaikui nematant, kai tėveliai atveda vaiką, jisai pradeda žaisti, nes žino, kad tėvelis stovi už nugaros, o tėvelis, matydamas, kad vaikas įsitraukia, pabėga neatsisveikinti. Kas nutinka, tai vaikas išgyvena paniką. Jis atsisuka, jo tėvelio nebėra, dingo saugumas, dingsta pasitikėjimas. Tai labai raginčiau viso to būtent vengti. Sekantis dalykas tai yra ilgas užsitęsęs atsisveikinimas, ko pasėkoje vaikas dažniausiai atsiduria ant tėvų rankų, nes tėveliai nenori paleisti, nes vaikas verkia ir tai labai labai natūralu, nes yra skaudu matyti, kaip sunku atsisveikinti, kai vaikas ypač verkia ir tuomet mes iš tėvų gaunam signalą, tai jūs jį paimkite nuo mūsų rankų. Ir tuomet pedagogas gaunasi tas toksai priešas, kuris išplėšia vaiką iš jo saugios zonos, iš to jo artimųjų. Tai jau geriau palikti vaiką verkiantį, parašyti mokytojam, paklausti, ar jisai nurimo, kas padėjo jam nurimti, kiek užtruko tas viskas, nei prailginti patį atsisveikinimą. Dar vienas papildomas dalykas, tai yra nenoras pasidalinti su mokytojais išgyvenimais, uždarumas. Tai viena iš situacijų buvo ta, kad 4,5 metų vaikas jis nenorėjo daryti reikalų darželyje ant puoduko ir natūraliai kyla klausimas, kodėl. Tai pradėjus kalbėti su tėvais, jie visą laiką sakydavo, kad nieko tokio neįvyko, namuose viską jis daro, viskas yra nerealu ir mums pradėjus dar kitus būdus bandyti, mes matome, kad pažangos nėra, vaikas toliau viską laiko. Ir galiausiai pasisodinus tėvelius paaiškėjo, kad jis namuose viską daro ant puoduko. Tai geriau tokių dalykų neslėpti, nes pedagogas yra tas žmogus, kuris nori padėti jūsų vaikui, o ne padaryti kažką blogiau. Tai būkite atviri ir tai nėra kažkas gėdingo, tiesiog pasidalinkite, patviraukite. Ir paskutiniai dalykai, tai bandymas pirkti vaiką, kaip pavyzdžiui, tu eisi dabar į darželį ir vakare aš tau atvešiu šokoladuką, čiulpinuką, meškutį, mašinytę ar dar kažką. Tai tai minutei tai suveikia. Tikrai vaikas ateina su šypsena, man vakare čiulpinukas bus. Bet kitą minutę jam tas čiulpinukas jau nebeįdomus, jis nori vėl tėvelių, nes reikia visą dieną dabar to čiulpinuko laukti. Tai nepalengvina adaptacijos. Ir dar vienas papildomas dalykas, tai yra klasės susitarimų nebuvimas namuose. Kaip pavyzdys yra, turėjome atvejį, kai namuose vaikui leidžiama ant stalo lipti, gultis, stotis, absoliučiai ką nori daryti. Darželyje mes mokome, kad stalas yra vieta, prie kurio mes valgome, prie kurio mes užsiėmame kūrybą, piešiame, rašome, kuriame. Ir atsitiko taip, kad vaikas nenorėjo eiti į darželį vien dėl to, kad jis negalėjo darželyje lipti ant stalo. Tai reikėtų tokius bazinius susitarimus turėti ir namuose, kad būtų tas tęstinumas ir darželis netrodytų kaip blogis vien dėl to, kad negalima lipti ant stalo. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėčiau pakalbėti, tai yra atsisveikinimas su vaiku ir jo pasiėmimas. Tai kas liečia atsisveikinimą, kaip ir minėjau, stenkitės, kad jisai būtų greitas, paprastas, turėkite rutiną, kad pavyzdžiui, apsikabinu, pabučiuoju, žaibas ir išeinu.
kad rodykite pasitikėjimą, kad tau bus smagu. Aš tikiu, tu tiek daug dalykų veiksi per dieną, tu matysi tą, padarysi tą. Trečia, jeigu norite, galite paprašyti pedagogų pasidalinti planu, galbūt ką jie veiks tą dieną, kad tėveliai galėtų per tai motyvuoti vaiką ir pasidžiaugti, kad va, tu žinok, darysi eksperimentą, sužinosi, kaip išsiveržia ugnikalnis. Tai tiesiog pozityviai, trumpai, greitai ir taip, ašarų bus, mes to neišvengsime dažniausiai adaptacijos pradžioje, bet jau geriau su ašarom nei su ilgais atsisveikinimais. Ir kas liečia pasiėmimą iš darželio, tai jis taip pat lygiai turi būti optimistiškas ir svarbiausia tikslus. Kas turima čia omenyje, kad jeigu pasakote, kad vaiką ateisite pasiimti lygiai 16 valandą po vakarienės, tai kaip laikrodukai po vakarienės jūs ir stovite kažkur už kambučio ir laukite to vaiko. Nes jis visą dieną tikisi, kad po vakarienės iš karto tėvelis ar mamytė pasirodė. Tai kuria tą saugumo jausmą, pasitikėjimą, nes auklėtojas lygiai taip pat žino, kad tėveliai ateis po vakarienės ir kai vaikui pasidaro neramu, jie pasako, tavo tėveliai ateis po vakarienės, laukiam vakarienės. Ir ta vakarienė tuo metu vaikui yra didžiausias stebuklas vien dėl to, kad po jos ateis tėveliai. Tai to tikslumo labai linkiu laikytis. Ir paskutinis dalykas, tai yra tokia sėkmingos adaptacijos formulė, kuri pirmiausia apima bendravimą, bendraukite su pedagogais, dalinkitės, būkite atviri ir jais pasitikėkite, nes būtent bendraudami ir pasitikėdami jūs galite padėti savo vaikui visais gyvenimo klausimais, nes tiek pedagogas, tiek jūs norite savo vaikui geriausio. Ir abu šitie dalykai veda prie paskutinio, tai yra bendradarbiavimo. Tik bendradarbiaudami mes pasieksime, kad vaikas darželyje jausis saugus, mylimas, bus užtikrintas, norės eiti į darželį ir svarbiausia, jis pagaliau pajus tą džiaugsmą vaikystės ir ėjimo į darželį. Tai labai linkiu jums viso šito. Ačiū, Jurgita. Taip įdomu klausytis tavęs. Žinom, kad didžiulė tavo patirtis praktinė ir čia tik turbūt maža dalis tų kasdienių situacijų, kurios įvyksta darželėje. Tai aš gal tiesiog paklausiu nuo savęs, ar dar būna tokių situacijų, kur nežinai, ką daryti ir kaip tada sprendi? Visada jų atsiranda, bet svarbiausia yra kalbėti su tėveliais, nes būna, kad nežinai, tarkim, vaikas buvo viskas labai gerai, jis ateidavo su noru didžiausiu ir tada bam, staiga ašaros, nenoras, isterijos, pyktis ir kai pradedi kalbėti su tėvais, jie tokie, kaip ir nieko nenutiko, bet ir darželyje kaip ir nieko nenutiko ir tada vis abiem pusėm gaunasi toksai klaustukas, kur mes tiesiog sėdim ir visą dieną vaiko kaip dienotvarkę išnagrinėjom ir prieinam iki to, kad mirė žuvytė ir dėl to visą tai vyksta. Tai tiesiog, kai bendrauji, kai kalbėsi, tai ir gaunasi, kad labai daug kiekvieną kartą atrandi, nes kiekvienas vaikas yra unikalus, nepakartojamas ir su kiekvienu kažką naujo išmoksti ir patiri. Labai smagu girdėti, atrodo, kad reikėtų atsakyti jau ir į klausimus, tai pridedu mūsų kolegės Inga ir Živilę. Ir tada paskaitysiu, turime iš viso 5 klausimus. Jeigu dar kyla papildomų klausimų, tai kviečiu tikrai rašyti. O pradėsime turbūt dabar nuo klausimo apie ligas. Tai čia šis klausimas ir daug ir mitų turi, ir baimių turbūt, ir vienareikšmiai sunku atsakyti, nes kiekvieno iš mūsų sveikata yra skirtinga ir dar priklauso nuo to, ar tai pirmas vaikas šeimoje, ar antras, ir pasigauna dar nuo kitų imunitetą stiprinančių kažkokių tais negalavimų. Tai klausimas mano bus tada Živiliai. Živilė, ar tiesa, kad lankydami vaikai darželyje pradeda labiau sirgti ir ką mes turbūt darome, ką reikėtų daryti, kad tų ligų būtų mažiau, ar yra kažkokia prevencija, taisyklės ir panašiai? Ligų klausimas tikrai yra vienas iš svarbių tėvelių klausimų ir klausimas, ar labiau pradeda sirgti, tai čia kaip pasižiūrėsi. Jeigu leidžiat laiką tik tai su vaiku namuose
prieš lankant darželį, tai jis neturi didelės galimybės, kur užsikrėsti. O atėjęs į darželį, kai patenka į grupę, kurioje yra 12 vaikų, tai labai natūralu, kad taip, serga dažniau ir nes ypač pirmaisiais metais, dėl to, kad ateidami vaikai tikrai keičiasi įvairiausiom bakterijom, virusais ir panašiai. Ir čia tą momentą turėtumėt pragyventi. Vieniems labiau prilimpa tas virusiukas, kitiems mažiau. Čia galbūt aš reflektuojant pasidalinsiu darželių politiką. Kiekvienas darželis turi tam tikrą ligų politiką. Už kitus darželius tikrai negaliu kalbėti, bet esu girdėjusi įvairiausių. Aš tiesiog galiu pasidalinti Šiaurės licėjaus darželio ligų politiką. Tai mes tikrai slogą, tarkime, skaitome kaip ligą ir neleidžiam sergantiems vaikams atkeliauti į mūsų darželį. Turime aiškias gairias ir mūsų mokytojos yra tikrai profesionalės, kurios gali atskirti, kur yra sloga atėjus iš šalto oro į šiltą orą, kur kartais gali būti pavasarį daugiau alergijos požymiais paremta sloga. Tai auklėtojos tikrai atskiria ir tuomet iš karto skambinam tėveliams ir prašom, kad pasiimtų vaiką. Jeigu įsisuka kažkoks virusėlis, tuomet iš karto išėmam vaiką iš grupės į kitą erdvę, izoliuojam ir laukiam irgi tėvelių, kad atvažiuotų pasiimti. Tai mūsų ligų politika yra tokia ir stengiamės kurti tokią bendruomenę, kad visi atsižvelgtų į šituos dalykus. Ačiū labai. Tada kitas klausimas yra, palaukit, paskaitysiu, kad neinterpretuoti. Inga, bus klausimas tau. Kaip teisingai paruošti vaiką psichologiškai toms pirmoms dienoms darželyje? Jos turbūt yra vienos iš svarbiausių dienų. Tai kokie yra patarimai? Tikrai. Pirmosios dienos yra pačios svarbiausios, kurios suformuoja įspūdį ar ne, ir vaiko pojūčius, ir tikrai juos reikia atkreipti dėmesį, bet nepersistengiant. Bet čia Jurgita labai daug jau papasakoja. Ačiū Jurgita, iš tikrųjų, tik tai papildant dar, galiu prisidėti, ar ne, kad skaitykite knygutes su vaikais kartu, nes knygutėse vaizdinė medžiaga, ne kas ir kaip vyksta darželė, labai pagelbės. Ir netgi susidėliojant su vaiku, apkalbant, ar ne, kad žiūrėk, dabar aš keliausiu į darbą, ne mano pareiga darbas, ne, o tu keliausi į darželį ir tu turėsi pareigų. Suteikit vaikui svarbos į pojūtį tokį, ar ne, kad jis irgi turi, dabar jau atsakom, jau prasideda jo naujas gyvenime etapas, iš tikrųjų, kuris vaikas nenori būti svarbus ir prisidėti prie šeimos gerovės. Lygiai taip pat inicijuokite ir tuos pokalbius, ne, netgi jeigu kalbinė vaiko išraiška dar yra žema, jie viską tikrai supranta. Pasakyti gal dar ne viską geba, bet užveskite ant kelio, pakalbinkite jos, nepasitenkinkite atsakymu, jeigu paklausit, kaip tau sekėsi darželėje, gerai. Ne, užduokite tokius platesnius klausimus, ar ne, su kuo tu šiandien draugavai, ar ne, kas tave pradžiugino, kas tave prajuokino. Pasidalinkit savo darbe, kokių vyko dalykų, ar ne, vat jūs irgi dalinkitės iš savo pusės, taip mokysite ir skatinsite vaiką atsiverti, ar ne, ir kalbėtis apie tai, kas vyksta. O ypač, jeigu pasidalinsit tuo, kas jums nepasisekė šiandien darbe, tai parodyt, kad ir jūs nesate ten Olimpo viršūnė, ir jūs esate žmogus. Tai tikrai tuo dalinkitės. Tai, žodžiu, labai Jurgitos man šitas labiausiai suveikė. Ruoškitės darželiui kartu. Gertuvę, batus vidaus, neapsižiūrėkit, pasigalvokit. Tikrai pasidėliokit. Aptarkit su vaiku, žiūrėk, kai tu eisi į lauką, būtinai užsitrauk kažką ten pasirūpink, kaip tu jautiesi, ne? Ir pasakykit, kad aš tavim tikiu, tau tikrai pavyks. Ir aš labai lauksiu susitikimo. Ir netgi jeigu tu dabar verki, man irgi norisi verkti. Bet žiūrėk, mes tikrai susitiksim. Čiau, žaibas, ate, iki. Kaip fainai. Iš tikrųjų, mes gal kartais per vėlai pradedam dalintis su vaikais apie tai, kaip man sekėsi. Aš pati tą pradėjau daryti, nežinau, gal ne taip jau ir seniai, nors jiem paauglyti jau. Tai nenuvertinkim tų vaikų ir mažesnių. Ačiū Inga už labai gerus patarimus. Dabar klausimas bus Jurgitai. Tai Jurgita, ką darot, jeigu vaikas nenori to pietų miegelio? Čia turbūt tas klausimas, kurį net narsto žiniasklaida ir žiniose kalbina, neseniai vat, ir mūsų buvo užklausę, ne Živilė? Tai Jurgita, kaip atrodo praktiškai ta situacija?
Tai yra šiuo metu tikriausiai populiariausias klausimas net mūsų klasėje, nes aš dirbu su vyresniais vaikais, tai yra 4-5 metų, kurių tikrai jau dauguma nemiega. Tai pirmiausia, mes su tėvais išsikalbam, ar vaikui iš viso reikia miego, ar jam tiesiog reikia poilsio, nes poilsis nuo miego skiriasi. Poilsis yra tiesiog pusvalandžio pagulėjimas ir tuomet ėjimas į kažkokias rames veiklas, o miegas jau yra miegas, savaime suprantamas dalykas. Pas mus darželyje yra galimybė eiti į atskirą erdvę nemiegantiems vaikams, kurie jau gali užsiimti kažkokiamis ramiomis veiklomis, kol kiti vaikai miega. Mūsų klasės susitarimas būtent yra, kad kol yra pasaka prieš miegą, nemiegantis vaikai paguli, tiesiog palaukia, kol pasibaigs pasaka ir tada jau gali su viena iš auklėtojų eiti į kitą erdvę. Tai va. Ačiū labai, atrodo, kad svarbiausia yra pasikalbėti su mokytoja, pasikalbėti ir įsivertinti, ar vaikui nereikia miego, ar yra nenoriu, kad vaikas miegotų. Tai kai tai yra atskiriama ir įvertinama, tuomet tiesiog reikia orientuotis į tai, ko reikia vaikui, nes jeigu jam reikia poilsio, tai teks tada paaukoti tą valandą vakare ir nueiti vėliau, bet leisti vaikui dieną pailsėti. Vaikai iš tikrųjų labai skirtingi. Atrodo, kad šią situaciją mes irgi esam išsprendę net su vaikų skirtingumu. Tai dabar dar vienas klausimas yra Živilei. Tai ratu ir sukam. Klausia mama ar tėtis, nežinau, ką konkrečiai vaikas jau turi mokėti daryti prieš ateinant į darželį. Pavyzdžiui, valgymas įrankiais, darimas ant puoduko ir panašiai. Tai ar yra kažkokie tokie reikalavimų sąrašas, ką vaikas turi mokėti daryti? Reikalavimų sąrašo tikrai neturime. Vėlgi dalinuosi Šiaurės licėjaus darželio patirtimi. Pas mus ateina vaikučiai labai maži, labai juos mylim ir labai džiaugiamės, bet pas mus atkeliauja vaikučiai nuo 1,5 metų, yra laukiami, kaip tik dabar sausio mėnesį atidarinėsim naują grupę, tai turime beveik pilnai jau užsipildžiusią grupę, labai laukiam savo mažųjų. Ir dažnai ateina tėveliai su šituo klausimu, tai jeigu vaikas prisijungia į darželį 3 metų ir tas vaikas, kuris į darželį prisijungia 1,5 metų, natūralu, kad jų gebėjimai yra visai kitokie. Tai tie vaikučiai, kurie startuoja nuo 1,5 ar 2 metų, mes jiems kažkokių specifinių gebėjimų nekeliam. Svarbu, kad jau vaikščiotų vaikas turbūt ir iš tikrųjų dėl kramtymo, kad mokėtų kramtyti maistelį. Kiti momentai, kaip puoduko reikalai, užmigimo procesas, visas pietų miegelio ir panašiai, šituos dalykus aptaria auklėtojos kartu su vaikais ir su, tiksliau galbūt tėveliais, kokį gebėjimą jau jie turi išsiugdę tam, kad auklėtojos galėtų prisitaikyti ir tą gebėjimą dar labiau lavinti. Tai labai svarbu tėvams atvirai pasakyti, ką ir Jurgita kalbėjo apie puoduko reikalus, pasakyti, tai kokia situacija yra šiai dienai ir kada mes pradedam dirbti ir bendradarbiauti tarpusavį. Jeigu pradėjo auklėtojas pratinti prie puoduko, tai lygiai taip pat tėveliai turi pratinti. Tai va, tai mes tikrai nekeliam kažkokių tai specifinių gebėjimų, maži vaikai tam ir ateina. 1 metai daugiau yra skirti tuos tokius bazinius dalykus, kad jie susisocializuotų, kad mokytųsi kartu plauti rankutes, prie puoduko reikalų pratintųsi, užmigtų irgi pietų miegelio daugiau savarankiškai, nes tikrai auklėtojos visų 12 vaikų grupėje, pas mus mažiukų grupės yra iki 12 vaikų, vyresnių iki 14. Tai mažieji tikrai visų nepasups, ar ne? Tai šitų dalykų turi mokytis ir ugdyti kartu. Ačiū labai, Živilė. Vaikai skirtingų metų skirtingus dalykus išmoksta, bet tiesa turbūt yra ta, kad pradėję lankyti darželį tikrai išmoksta vis daugiau ir daugiau, nes to savarankiškumo natūraliai daugėja ir gebėjimų tokių vaikai turi. Taip, tai dabar labai geras toksai klausimas Natalijos. Kaip geriausia atsakyti į aplinkinių pasakymus, ar negaila tokio mažo vaiko atiduoti į darželį?
Tai čia dar noriu pasakyti, kad visos mes turbūt į visus klausimus, ne, galėtume atsakyti, bet šitą klausimą aš tada noriu užduoti Ingai. Jeigu dar kažkas norės papildyti, tai tikrai galim papildyti. Tai Inga, tai ką atsakyti tiem aplinkiniam? Nu čia iš tikrųjų, ką gero jūs, ką jaučiate, ir atsakykit, ir tikrai bus teisybė. Bet labiausiai tai, ar ne, pasakyti, aš pasitikiu savo vaiku, ir nes turbūt tą labiausiai ir jausite. Aš tikiu, kad mano vaikui tikrai bus smagiau su įdomia mama, kuri išeis į savo įdomią veiklą, ne tik prigimtinę būti mama, ne, bet ir dirbti, susitikti su kolegomis, ar ne, tobulėti, praplėsti savo akiratį ir vakare susitikus kalbėtis, ne, ir matyti kaip vaikas, kur irgi užauga. Tai aš manau, kad čia toks labai toks tiesmukas atsakymas, ar ne, bet jūs pati visų pirma būkit sąžininga prieš save ir pagalvokit, nori jums gaila ar negaila, o ko gaila? Gaila, nu, nelabai suprantu tiesiog, o ko gaila, va tiesiog reikėtų turbūt paklausti, o ko gaila, tokio mažo? Olandijoje nuo 3 mėnesių, nuo 2 netgi atiduoda. Ir tarp kitko, aš Norvegijoje, kai darbavausi, Norvegijoje vaikus priima nuo 10 mėnesių, dar net nevaikštančius, reiškia vežimėlyje. Ir žinokit, pati lengviausia adaptacija yra iki metų, realiai yra netgi moksliniai tyrimai, vaikų atsitraukimas. Nuo metų prasideda kiti dalykai psichologiniai, ne, kur jau yra poreikis atsitraukti, bet nebenoriu. Suprantu, kad yra patogiau būti prisirišus, tai dėl to šiaip yra sakoma, kad iki metų yra tyrimai atlikti, kad iki metų yra lengvesnis atsitraukimas, sąmoningesnis. Taip įdomu, aš apie tai net nepagalvojau. Mano pirmas sūnus ėjo į darželį metų ir 11 mėnesių ir tikrai man buvo gaila. Tai čia turbūt susitvarkyti su savo emocija ir suprasti, kad tai yra geras dalykas, kad yra kontaktas su darželiu, jeigu jisai yra, ir tada išgyvenam visi tą pokytį. Taip, dar keli klausimai yra. Tai Jurgita, tada ratukas ir eilė tau atsakyti, tai kiek laikogi turėtų trukti vaiko adaptacija darželyje. Tai ir turbūt skirtingi yra etapai ir kada mes suprantame, kad jau vaikas adaptavosi, arba jau tada nusprendžiame, kad per ilgai kažkas netinka ir reikia kažką keisti. Tai normaliai adaptacija gali užtrukti iki mėnesio laiko. Ir vėlgi labai priklauso nuo vaiko. Vieniem labai greitai įvyksta adaptacija, kitiem tai užtrunka iki kelių savaičių. Ir kaip žinoti, kad adaptacija pasibaigė, tai kai matome, kad vaikas eina noriai į darželį, kai jis jaučiasi saugus, kai jis dalinasi savo patirtimi, kai jis kalba, kai jis pradeda bendrauti su klasės draugais, su mokytojom dalintis, tada mes žinome, kad jau adaptacija eina į pabaigą arba jau pasibaigė. Tai vieniem tėveliam aš atvirai pasakiau, žinokit, jau jūsų namuose nebėra paslapčių, nes vaikas viskuo pasidalino nuo laiko, kiek tėtis būna išėjęs, iki laiko, kiek mama ir ką gamina ir kokias proporcijas naudojasi. Tai, žinokit, jau viskas, jau adaptacija pasibaigė, nes vaikas pasitiki mokytoju. Jis viskuo dalinasi ir tai yra svarbiausia. Tas ryšys, saugumas, kuris yra sukuriamas. Taip labai smagu buvo, kai aš prieš 1,5 metų gavau visiškai naują klasę, 3-mečių ir sugužėjo tuo metu 8 vaikai ir mes adaptaciją pasibaigėm per 3 dienas realiai visi, nes pirmą dieną atėjom be tėvelių. Tai buvo labai smagu matyti, kaip vaikai greitai visą tą perėmė, bet vėlgi, kaip ir vieniem tėveliam sakiau, kad adaptaciją reikia pradėti įėjimą į tą patį darželį kuo anksčiau, nes kuo anksčiau pradėsim, tuo vaikas labiau supras tą faktą, kad tėveliai turi darbelius, į kuriuos reikia eiti, o vaikas turi savo darželį, kuriame jam smagu, gera ir kuriame yra puoselėjama jo vaikystė. Prieš užduodant paskutinį klausimą, dar noriu pasakyti, kad visus tuos klausimus, kurie kyla tėvams, drąsiai galima užduoti pačiame darželyje ir nėra turbūt nei kvailų klausimų, nei netinkamų klausimų. Tai vat, kaip Jurgita ir sakė, bendradarbiavimas ir nuoširdumas turi būti sudedamoji privaloma dalis to draugystės pradžios su darželiu. Ir paskutinis dar neringa truputėlį papildysiu apie tos klausimus ir tėveliai būna ateina adaptacijos laikotarpiu ir sako, aš bijau. Tai labai normalu, kad jūs bijote, nes lygiai taip pat ir mokytojas kiekvieną kartą bijo, kai ateina naujas vaikas.
skirtumas tas, kad mes kaip suaugę, mes gebame įveikti savo baimę, mes gebame priimti logiškus ir tinkamus sprendimus. Vaikas ateina su baime ir jis negeba jos dar valdyti, ne visada geba valdyti. Tai mūsų kaip suaugusių tikslas yra padėti jam įveikti tą baimę, o ne vadovautis savo baimėms. Kaip teisingai pasakei, tai labai, labai ačiū. Ir tada dar Jurgita, teks atsimutinti, nes praktinis labai klausimas. Tai kaipgi turėtų atrodyti tas vaiko krepšelis? Kokius daiktus jis turi atsinešti į darželį? Tai kiekviename darželyje yra skirtingas tas daiktų kiekis ir tai, ką jis turi atsinešti. Kas liečia mūsų darželį, tai turi atsinešti vidaus batukus, turi atsinešti kelis pakaitinių rūbelių komplektus, tai yra kelnes, priklausomai nuo sezono, vasarą šortai, maikutės, žiemą kelnes, megztinukas, kažkokie marškinėliai persirengti plonesni, taip pat turėtų būti būtinai lietaus rūbai, botai, nes nėra blogo oro, mes tiesiog visada beveik einame į lauką, nebent tai yra uraganas, audra didžiausia ar labai labai šalta. Tai labai raginam ir tėvelius būtinai atnešti žiemą šiltus kombinzonus, šiltas kelnes, pasirūpinti, kad neperpučiama visa tai būtų. Taip pat reikėtų turėti gertuvę savo ir patalynės komplektą. Ačiū labai, Jurgita. Na ką, tai pasidalinom nuoširdžiai, labai džiaugiuosi už Šiaurės licėjų, Šiaurės licėjaus darželį, kad skyrėme tiek laiko nuoširdaus dalintis gerąją patirtimi ir tada primename, kad turime vienodai, pagal vienodus kriterijus, suprantamus ir aiškius, rinktis darželį geriausią mano vaikui, būtinai apsilankyti keliuose, susitvarkyti su savo emocijomis ir suprasti, kad tikslas yra padėti vaikui ir pasitikėti juo visų pirma ir klausyti po kelis kartus visų Jurgitos patarimų, kokių klaidų nedaryti, kaip pasiruošti, kaip kalbėti su tais vaikais, o susitikus su savo darželio mokytoja, kurti su ją ryšį ir bendrauti labai atvirai, tiesiai su ją. Tai linkime visiems kuo sklandesnio pasiruošimo šiam pokyčiui ir visiems kitiem pokyčiam, kurie laukia gyvenime. Ačiū Jums, mielos pranešėjos Živilė, Inga ir Jurgita ir gražios visiems dienos. Ačiū ir gero starto.